Nu ką, labą dienelę. Aš jau esu taip prie galo savo lygos, nu kaip beveik jau pasveikus, ne beveik pasveikus, bet vis tiek šiandien labai tingisi kažką gaminti, dar žiauriai karšta iš tikrųjų, kaip pas jūs šiaip karšta. Liuksemburgė tai, South of France, kaip ta pietų Prancūzija, ane, kur ten po 40 laipsnių, tai čia irgi panašiai, tai iš vis nieko nesinori ir man dar po tos mano, kaip nežinau, kas čia buvo, koks gripas, čia kai nuo vaikų pasigauni, tai vis dar skauda iš tikrųjų va, visą viršų, ne čia kur tie sinusitai, vis dar va, taip viską maudžia, aš labai nenoriu tų vaistų gerti, bet vakar teko jau užgerti, nes, neįmanoma buvo užmigti. Žodžiu, pradedam, ką mes šiandien, kadangi šiandien tokio dar biški leisgyvė, tai, panaudosim pagalbininką robotą. Thermomixas, čia jokia ne reklama beje, ne? Tai panaudosim šiandien Thermomixą, bus lengva ir paprasta, ir greitai. Jo, reikia gal jį įjungti. Iš tikrųjų, man atrodo, va čia yra Thermomix, o yra dar, man atrodo, Lidl variantas už trečdalį kainos. Taip, kas nors čia atsidarys. Gerai, čia jo reikia palaukti biškį. Gerai, tai ką aš šiandien gaminsiu? Aš gaminsiu tiesiog tokią sriubą. Tiesiog kažkokį ten, ne, primesiu, ką įmesiu, tą įmesiu. Kas man patinka, kad galima, nereikia pjaustyti ten mažais gabaliukais, sumeti ir papjausto jau. Tai mes taip ir padarysim, aš jau netgi recepto čia nedėsiu, aš jau žinau kaip kas ir tiesiog papjaustysim pirmą. Aš jau biškai pasirašiau ingredientų, padžiūvę, čia ne krapai, čia kaip vadinasi. Ne krapai čia, o kaip jie vadinasi, net petražolė. Padžiūvus, bet nieko, mes ją galim panaudoti. Panaudosim, tai įmesiu biškį ryžių. Paprasti čia tokie. Kokie čia ryžiai? Jasmin, ryžiai ir lešių. Lešiai pas mus bus kaip proteinas. Mes žinome, ne, kad proteinas gali būti augalinis arba animalinis. Gyvulinės kilmės, ne, va taip. Tai čia bus pas mus augalinis. Ir beje, vėl aš priedžiau šokolado. Iškart pas mane taip. Jeigu aš suvalgau šokolado, tai tada man paskui savaitę visas veidas ir kūnas iš tikrųjų spuoguose. Tai labai gera šita sriubytė, gerai labai jinai biški pavalys viską. Aš taip 2 dienas pavalgau, jeigu tik tai pridarau tą puodą, ne, ir porą dienų reikia greitai suvalgyti, 2-3 netgi dienas būna porcijų. Ir viskas paskui labai gražu. Iš tikrųjų, aš noriu dar vis dėlto ir kiaušinių. Tai bus gyvulinės kilmės, proteinas. Ir blemba, kažkaip aš niekada nežiūrėdavau, kokie ten tie kiaušiniai. O čia kažkaip, greitai griebiau. Ir čia kažkokia ta ferma labai, nėra reikalo iš tikrųjų netrodyti, nes, žiūrint, iš kur jūs žiūrit. Parašykit komentaruose, iš kur jūs žiūrit. Galvoju, gal kokią muzikytę uždėti, ar nereikia. Žodžiu, griebiau. Ir čia pasirodo kažkoks laureatai už gyvūnų gerbūvį. Tai ir iš tikrųjų, kaip jaučiasi skirtumas. Tų kiaušinių, kurie, ten ant greičio, ne, kad... O Dieve, dar nepasveikau. Dieve. Bet žodžiu, labai jaučiasi skirtumas. Kai kiaušiniai, iš tokių sveikų vištų
Ir kai tie, kurie ant greičio, nu, vat, kaip pasakyti, ne ant greičio, tie, kuriuos daro, kad tik daugiau ir greičiau, jie kažkokie ir švelnesni, nu, aš nežinau, reikia, vat, jūs parašykite, ar jūs jaučiat skirtumą šitų kiaušinių, kai būna geresnės kokybės arba... Va, gerai, aš juos jau uždėsiu, aš juos tiesiog išvirsiu, čia nieko sunkaus. Išvirsim. Taip, nu tai čia nieko neypatingo, tiesiog mes juos įdėsim. Vat geriausia būtų virti. Geriausi būdai šiaip gaminimo, maisto gaminimo, virti ir ant garų. Virti ir ant garų. Oi, aš įjungiau, uždėjau ant vieno, kaip to rutulio, o įjungiau kitą. Va, tai va, geriausi šitie reiškia būdai pas mus yra virti arba ant garų. Sveikatai geriausia. Nu, nes pavyzdžiui, jeigu kepam, tai iš karto ten jau gali ir kancerogenai, ir jau labiau modifikuojasi viskas. Taip, tai žodžiu, ką turiu, tą sumesiu. Pirmą mes dabar paėmiau, ištraukiau, o Dieve, kas ten su tais šuniukais? Mesgi šuniuką važiuojam pasimti šeštadienį irgi. Važiuojam šuniuką pasimti. Žodžiu, ištraukiau aš morkas, bet viskas, jaučiu išmesti. Jaučiu reikia išmesti, nu jo, jau reikia išmesti, va jau kažkokie juoduliai, ne, viskas, nu nieko. Nu tai kad aš nupirkau ir nepanaudojau iškart ir viskas. Tai vienintelis dalykas, ką aš biškį pjaustysiu, nu jo, iš tikrųjų, tą aš pjaustysiu, nes šitas termomiksas, jisai smulkiai labai gali, ne? Reikia vis tiek kažkokiais tokiais biškai didesniais gabaliukais galima, ne? Bet, žodžiu, jisai gali susmulkinti labai. Ir iš tikrųjų yra dar kažkoks kaip adaptorius, kažkokia dalis, ne? Su kuria galima pjaustyti grinai. Bet aš kažkaip dar ir neįsigijau. Gal reikėtų įsigyti, bet kažkaip nepriejau aš prie to. Va, nuplaunam. Šiaip dar reikės prieskonių, būtinai dėkit visada visokių prieskonių, turi būti skanu viskas, ne, turi būti skanu. Tai ką mes biškai pjaustysim, tai va svogūną, ar tik nebus svogūnas irgi kažkoks jau... Nu, svogūnus šiaip pirkau ką tik, va, prieš kelias dienas, kai buvau, ar pirmadienį, ar antradienį, tai šiandien pas mus kokią dieną, ketvirtadienis. Tai man atrodo, ar aš antradienį pirkau šitos svogūnus. Nu, pavyzdžiui, šiaip reikėtų tokį va gabalą svogūno dar, nu, į kokias 4 dalis, beje, žiūrėk, kokia pas mane spalva nagų. Čia aš pati pasidariau. Va tokia, kaip čia, va tokia, va kaip, kažkaip užsinorėjau tokių, va, paskui tik supratau, kad spalva tokia trešnių, ne, trešnių spalva ruda. Ir užsinorėjau tokios kvadratinės labiau formos. Pasidariau pati, aš nusipirkau savo tą mašinėlę pati nagų. Nusipirkau mašinėlę, šituos nagų lakai, tie, nu, permanentiniai. Ir viskas, ir daraus, ir ant greičio pasikeiti, porą savaičių praeina, man atauga greit iš tikrųjų. Nu va, aš metu tokiais gabalais, nu nesvarbu, nes vis tiek jie Jeigu būtų kokia morka, tai gal dideliais gabalais nelabai gerai. Nes, nu, gal tam aparatui sunkiau būtų juos susmulkinti, žinai, kad paskui nesugadinti pačio aparato. Žodžiu, man čia, va, gerai viskas. Taip, tą metam.
Kaip mane užknisa, vat, kai reikia nuimti, ane, tą plėvelę ir kartais, va, viskas gerai. Ir būtinai nepamirštam česnakiukų. Oi, nosis dar. Aš negalėjau šiandien užmigti. Negalėjau užmigti dėl to, kad nosis, aš neatsimenu, kada man tai buvo. Užsikimšo nosis, vat kai atsiguli ir užsikemša ir viskas. Ir negali prakvepuoti. Tai aš neatsimenu, aš gal buvo man gal 10 metų paskutinį kartą, kai taip buvo, kad užsikimšo nosis iš vis. Niekada taip nebūna, nežinau, sakau, gal čia tas stresas, gal nuo darbo, gal reikia mesti darbą, gal reikia. Bet gali būti iš tikrųjų. Nu. Va, gerai, tai sumečiau tą, dabar galvoju, gal ir salierą susmulkinti. Ne, salieras tegul būna gabaliukais, galim susmulkinti gal šituos, bet blemba gal užsisuks. Krapai gali paskui užsisukti tame motore. Tai gal geriau nereikia. Gerai, tai žodžiu, va dabar aš susmulkinsiu mūsų. Gaila labai, kad morkos, supuvo morkos. Gaila, iš tikrųjų. Gerai, taip, smulkinam ant... Lauk, pirmą mes sekundės, nu kokias 6 sekundės normaliai. Ir ant kokių 5. Okei. Davai. Gerai. Šiaip laikyti nereikia. Bet, nu, žinai, kaip atrodo, reikia prilaikyti viską. Taip, aš kai atidarau, visada tas toksai, visada aš verkiu paskui nuo tų svogūnų. Ir čia yra dar tokia mentelė speciali. Oi, kažkas skambina. Bet reikia, negaliu dabar. Tokia vat speciali mentelė buvo prie šito mūsų aparato. O kažkas skambino iš Lenkijos. Tai įdomu, kas man galėjo iš Lenkijos skambinti. Aš tai manau, kad, žodžiu, vieną kartą, kažkada seniai, mes galvojom kraustytis į Dubajų. Ir tengi tie butai, ne, tos kainos neblogos, ne. Ir tik tu duodi savo kontaktą kažkokiai, ten yra ta firma, ten 2, man atrodo, kažkokios tokios pačios pagrindinės statybų tos kompanijos, ne? Ir vat viena iš jų, taip, palauk dabar, toj. Ai, pamiršau. Čia pas mane dar bulvių pora buvo, va, reikia išnaudoti. Dieve, jau apaugo. Žodžiu, nieko. Vienu žodžiu, ir tu duodi savo kontaktus tai firmai ir jie tau paskui skambinėja. Ir čia jau skambinėja, jau čia ne 1 metai. Skambinėja reguliariai. Čia yra ne 1 metai. Aš nežinau, kiek metų jau praėjo, jie vis dar skambinėja. Ir paskui, kai tu matai, kad jeigu kažkas skambina iš Emiratų, nu gerai, tu matai, tu jau gali suprasti. O jie skambina paskui iš visokių numerių, pradeda skambinti, ne, iš Graikijos, pavyzdžiui, čia padarysiu 7 minutės, kiaušiukus. Graikija, supranti, Rumunija ir va dabar Lenkija. Nu kas man galėjo iš Lenkijos skambinti? Nu tikrai, pasižiūrėjau Facebook'e, ten buvo kažkoks video ir kažkas apie Lenkus. Nu tai va, ir skambina dabar Lenkai. Nemanau.
Tai žodžiu, aš ką dabar darau su šita sriubytė. Kas pas mus čia yra svarbu? Svarbu yra, kad daržovių daug. Svarbu yra, kad mes jas virsim. Tai reiškia, yra įvairovė daržovių ir paruošimo būdas geras. Geras, nu kaip, teisingas, nesakykime, teisingas paruošimo būdas. Ir dar papasakosiu tuoj apie balansą. Biški ryžių, taip, dėl vaizdo. Ir biški mums šitų. Lešiu, gal viską. Ai, visus jau sumesiu. Kiek čia beliko. Nu ir čia bus iš tikrųjų ilgiausia dalis dabar. Užpilsim vandens. Kokią 15 minučių, aš manau, pavirsiu viską. Ir tada paskui dar kokias 5-10 minučių. Jo, iš tikrųjų galima buvo tiesiog paimti, sudėti į puodą viską ir išvirti. Ir būtų greičiau. Bet, ar užteks mums čia vandens, dar biškelį. Bet, užtat šitas aparatas, jisai susmulkina fainiai labai. Ir vien dėl to, taip, dabar toliau ką mes darom? Toliau mes dedu ant 120 ir darom iš tikrųjų netgi 18 minučių pamaišant. Viskas. Nes jisai dar, kol jisai užvirė. Kas ten per garsas? Viskas gerai. Gerai, kol čia viskas ruošiasi. Jo, jisai dar turi užvirti. Jisai ne iš karto ant 120. Jo. Tai žodžiu, taip, reiškia, mes pasakėm, kad geriausias būdas būtų virti. Tuo metu, nu, kol čia virs viskas, aš papjaustysiu dar, kas čia likę. Tai cukinė, salieras, pomidorus, pomidoriukai įvairių spalvų. Tiesiog įmesiu taip ir čia žolelių irgi įmesim. Ir ką dar, ir viskas, ir bus kiaušinis. Aliejaus aš paskui pridėsiu ir iš tikrųjų tokį fainą aliejų. Tai čia kažkokio juodojo, labai fainas aliejus, bet pati nežinau, nebeatsimenu. Juodojo kmyno, man atrodo. Jo, juodojo kmyno, šiaip nelabai skanus, bet tipo gerai odai. Nu, aliejus šiaip gerai odai. Tai aš jaučiu jį paskui ant galo. Gal prieš tai prieš įdedant šitas daržoves. Nes bulves vis tiek reikia ilgiau virti, ne? O šitos greičiau pasidarys, tai mes įpilsim. Prieskonių sakiau, ne? Prieskonių dedam nemažai, druskos. Gerai, aš manau, kad okei. Tai druskytas, tokių žalių visokių, aš čia iš tikrųjų sumaišiau jau. Čia jau ne vien cibulka. Čia jau visokių žolelių. Čia kažkokių šiaip, žinok, belė ką, dedu. Prieskoniai ir gerai. Bet ne tie prieskoniai turi būti, kur ten, kaip tie knor visokie, kur ten su priedais visokiais jau. Tiesiog, paprasčiausi prieskoniai, galim žolelių, ir aliejus. Labai svarbu, ne? Labai svarbu odai, čia yra geri riebalai. Gerai, taip, toliau aš pjaustau, žiūriu, ar mano cukinė dar normaliai, nes žiūriu, pas mane čia viskas pagedę. Beje, ašgi dar turiu užšaldytų. Ai, nu tiek to. Nu, pažiūrėsim, žodžiu. Įmesiu visą šitą
ir paskui pažiūrėsim, jeigu liks vietos, tai dar ką nors užšaldytų. Žodžiu, ką mes sakėm? Jo, apie būdus paruošimo sakėm, kad virimas arba ant garų yra geriausia. Tada mums reikia dar balanso angliavandenių, proteino, reiškia pas mus kaip angliavandeniai eina. Nu, supranti, jo, čia iš tikrųjų sunku paaiškinti. Sunku paaiškinti, bet pavyzdžiui, nu, kaip bulvė, tai skaitos kaip daržovė, ne, bet jinai jau tokia yra labiau prie angliavandenių. Tai vat, pavyzdžiui, ryžiai, aš ką dabar sumečiau, ryžius, bulvės, tai čia pas mus bus prie angliavandenių. Paskui pas mus proteinas bus lęšiai ir kiaušiniai. Ir tada mums reikia dar skaidulų. Skaidulų pas mus yra daržovės, ką mes čia turėsim, cukinija, pomidorai, salieras. Nu, jo, man biškelį trūksta gal tų daržovių, nes jeigu proporcijom, tai proporcijom būtų, kiaušiniai jau pasidarė. Jeigu proporcijom žiūrėti, tai reikėtų mums skaidulų pusę porcijos ir paskui 1/4 angliavandenių, 1/4 proteinas. Tai pavyzdžiui, jeigu pas mane čia yra ir lęšiai, ir kiaušiniai kaip proteinas, tai čia jau turi būti kaip 1/4 viso patiekalo. Nesvarbu. Nu, bet gyvulinės kilmės proteinas turi būti 1 kartą į dieną. Žinai, čia jeigu jau taip visai idealiai, iš tikrųjų buvo periodas, kai aš tikrai idealiai laikiausi visų šitų taisyklių ir, tikrai aš nesu turėjus tokios odos gražios, kaip pas mane, kad buvo, tikrai idealiai buvo oda, išvis presas pas mane matėsi, bet tam reikia labai tų sąlygų, o pas mus, sunku yra išgauti tas sąlygas iš tikrųjų, nes vaikai, darbas, atsiprašau, kai aš buvau savo idealioj formoj, išvis, idealiausiai formoj gyvenime, buvo čia prieš porą metų, tai aš tuo metu nedirbau, nelabai dirbau. Vyras prižiūrėjo vaikus, galim sakyti. Nežinau, kažkaip taip gavosi, ne, kad ir man kaip ir nebuvo tiek streso, ir nors ir vaikai maži buvo, jisai miegojo su mažaja, kuri keldavosi naktį. Aš su vyresnėje, tai jinai miegodavo jau, tai aš ir reikia, kad miegas būtų, ne, miegot normaliai, eiti miegot apie 10. Tai taip gavos, kad buvo ir streso mažai, ir miegojau normaliai, ir buvo sąlygos ir pasportuoti. Pas mane namie iš tikrųjų ant balkono takelis bėgimo. Tai supranti, buvo ir jėgų, ir kažkaip dar nedirbau tada, irgi buvo motinystės ir atostogos. Tai ir šiaip, kuo mane užsiimti, tai ir atsiranda ir to laiko, ir motyvacijos. Ne pas visus, negi atsiranda motyvacija, bet pas mane buvo pakankamai motyvacijos tą daryti, buvo toks kaip challenge'as. Ir tada, kai ir pavalgai tą kažkokį tą desertą, nieko tau neina į jokį kūną, nes bazė yra, supranti. Kai bazė yra, nes kaip, supranti, irgi sakoma, valgyk, ką nori, visko po truputį, neribok savęs. Iš tikrųjų, jo, jeigu tu save riboji, čia toks kaip biškelį užburtas ratas, jeigu tu save riboji, tavo smegenys galvoja, kad tu savo kūnui neduosi to maisto iš viso, ne? Kaip
Nu, pas mane irgi tas pas buvo. Pas mane irgi buvo problema, buvo ten ir bulimija, ir visi tie sutrikimai valgymo. Kai tu riboji save, tavo smegenis galvoja, aha, reiškia, mes negaunam, nedagausim, mums reikia kaupti. Mums reikia kaupti ir tada ir atsiranda tas fenomenas, aš pavalgau vieną kasniuką ir jisai man iš karto į kūną eina. Todėl, kad iš karto kaupia kūnas. Kūnas iš karto kaupia, o beje, pagaliau kiekvienam video sakiau, vis pamirštu ir pagaliau aš turiu gazuoto vandens. Tai va, sultis ir gazuotas vanduo ir mes įsipilsim tokią gražią, va tokią, va, man patinka iš tokių gražių gerti, ne, va, atrodo šventinė, bet va, tokia, va, padovanojo čia, man atrodo, mano mama, gal man gal per kalėdas kokias. Va, man patinka, kai viskas taip estetiška, gražu. Ir pasidarysiu tokį kokteiliuką. Tai jo, biški gazuoto vandens. Pusė gazuoto, pusė sulčių. Ir bus toksai, va. Iš tikrųjų, dar geriau būtų, jeigu sultis iš vis išsispaust, pavyzdžiui. Čia iš tikrųjų variantas sulčių aš geriu, bet, nu taip, nu negerai iš tikrųjų. Ten jaučiu irgi kažkokių ten tų tipo vitaminų pribarstyta neaiškių. Nu va, toks limonadas gaunas. O iš tikrųjų dabar galvoju, o kodėlgi tada nenusipirkus šiaip limonado? Ne, aš nežinau kodėl. Man atrodo, tas limonadas ten dar sirupo, toks skonis sirupo kažkokio, kaip paėmė vandenį su sirupu sumaišė, tas toks prieskonis kažkoks lievas, ne? O čia va taip aš susimaišau ir tos bent jau reiktų gal kažkokių iš vis gal natūralių sulčių, bet niekur nėra tų natūralių. Multivitaminų natūralių sulčių ar yra? Kad, nu, nespaustų, bet kad būtų ir pakelį, bet kad, nu, kažkoks tarpinis variantas, nes tas, kas pakelį, tai ten metų metus ir gulė, negi? Nu, tai, nu. Va, ir žodžiu, apie ką mes reiškia šnekėjom? Apie ką mes šnekėjom? Nu, nebežinau. Beje, va, tokį nusipirkau, čia, kai buvo dabar visos akcijos, visos tie išpardavimai vasaros, tai nusipirkau tokį, va, blemba, aš matydavau jį, čia ne švarkelis, čia kaip šita vest in English, ne? Ir aš ten centre dirbu ir ten H&M'as ir aš užsukau ten vaikam paimti triusikų. Žiūriu, ten tie išpardavimai ir aš kart pamačiau ir taip gražiai atrodo, iš tikrųjų, taip padoriai. Padoriai taip atrodo. Atrodo, vat, užsidėjau kažkokias šiaip, ne, šortai, tokie lininiai, bet čia ne lininiai, man atrodo. Čia, man atrodo, blendas bus kažkoks. Man šiaip lininiai nepatinka, nes reikia, jie susiglamžo labai, nu tas audinys. Susiglamžo ir paskui reikia lyginti, aš nekenčiu lyginti, aš perku rūbus tuos, kurių nereikia lyginti, arba pavyzdžiui šitas irgi, jisai iš tikrųjų jį išskalbi ir jisai išeina visas suglamžytas. Bet tada įmeti į džiovyklę ir normaliai, va, normaliai ir nereikia lyginti. Tai va, ir atrodo, prie kažkokių tokių casual šortų užsidedi va tokią, taip sakant, padorę, ne? Priduoda to tokio liukso. Galima va ir su paprastais šortais, o galima ir su kažkokiom netgi kostiuminiam kelniam. Va, dabar gal čia madoj, irgi, man atrodo, aš matau daug kas su tokiom. Tai va, vienu žodžiu,
ką, aš tada jaučiu eisiu, nes vis tiek, ką čia, nu, čia dar liko 5 minutės. Liko 5 minutės, tada aš sudėsiu va kitas tas daržovės, dar kokias 5-10 minučių pavirsiu ir viskas. Ir labai gerai odai įmesiu, va, kaip sakiau, aliejaus, įmesim prieskonių, druskos. Nu ir viskas, ir bus tokia sriubytė. Nu ką, ir parašykit, ką nors padiskutuojam komentaruose, kas įdomu, apie ką pašnekam, gal kokių treniruočių norit užsisakyti, pas manegi tos treniruotės, ne, greitos. Nu, nes tingim mes, kartais, nu, nėra laiko, nu, bet 5 minutės galim, ne, atrasti. Tai va, tai gerai, tada skanios jums vakarienės, su šventėm, į sveikatą. Ir viskas, iki sekančio. Čiau.